Ar žinojot, kaip darant Amway gaminius, vartojant Amway gaminius, dar galima mažiau išleisti, sutaupyti dalį pinigų? Vaikščiojant po produktų krepšelius, pastebim, pastebim užrašą prenumeruokite ir sutaupykite. Ir kas tai yra? Tiesiog parodo, kaip tai atrodo. Prenumeruokite ir sutaupykite. Tai yra gaminiai, kuriuos užsakant per nepaprastą šį krepšelį, kurį matome dešinėje pusėje viršuje, bet per reguliarių pasikartojančių užsakymų krepšelį, šiem produktam kas trečiam užsakymui yra suteikiama papildoma 15% nuolaida. O užsakant pastoviai, kas šeštam užsakymui dar pastoviai ir greta nuolaidos gauname ir kažkokią vieną ar kitą dovanėlę. Registruoti klientai kiekvienam užsakymui darydami per pasikartojantį krepšelį užsakymus gauna 5% nuolaidą. Visus tuos produktus vienoje vietoje galima matyti čia paspaudę akcijos, pasikartojantys užsakymai, peržiūrėti viską ir matom produktus visus vienoje vietoje viename sąraše, kuriem yra taikoma ši papildoma nuolaidų galimybė. Bet kada produktus galima dėti tiek tiesiai į krepšelį, kuriuos įpratę naudotis paprastu krepšeliu, arba žemiau yra krepšelis su raudyklėlėm, žemiau krepšelių ženklelis su raudyklėlėm, paspaudę iš karto įdėsim į krepšelį, kuris yra pasikartojantis reguliarus užsakymas ir kuriam galėsim gauti nuolaidas. Šie užsakymai daromi, reguliarūs užsakymai daromi tik tai nuo mėnesio 1 iki 25 dienos. Mėnesio paskutinėmis dienomis nėra galimybės to padaryti. Taip pat darant užsakymą yra galimybė taip pat panaudoti dovanų kuponą. Ji tiesa nėra galimybės įdėti tiesiai į krepšelį pačiam, ji įdeda pati sistema, jeigu atitinka užsakymo dydis, kad būtų galima panaudoti dovanų kuponą, pavyzdžiui, 50 taškų vartotojui, jeigu tai yra naujas vartotojas ir dovanų kuponas 20 eurų, PVM 24 su trupučiu eurų, arba 10 eurų be mokesčių, su mokesčiais 12 eurų, jeigu tai yra paprastas kuponas, ne naujoko kuponas. Ir aš pats ilgai atidėliojau, nesinaudojau šią galimybę, nes atrodė, kad per daug sudėtinga, reikės reguliariai daryti tuos užsakymus, tuos produktus, kurių galbūt man net ir nereikia, negalėsiu kontroliuoti užsakymo laiko, užsakymo dienos, sumų nematysiu, galbūt produktus reikės užsakinėti, kurių tuo metu nenoriu, man ir nereikia. Bet kai įsigilinau, viskas pasirodė daug paprasčiau. Kaip viskas vyksta, kaip sukūriamas krepšelis ir kaip tai pasinaudoti, parodysiu pavyzdyje. Einam į savo tinklapį, paspaudžiam ant vardo, einame žemyn, yra pasikartojantys užsakymai. Kai kur gali būti parašyti reguliarūs, kai kur pasikartojantys, bet tai yra ta pati. Kalba visą laiką eina apie tą patį galimybę, tą pačią galimybę. Spaudžiam kurti naują užsakymą ir sukuriam, pavyzdžiui, pavadinimą, galim kokį norim, pagal datą, pagal pavadinimą, pagal produktus, paspaudžiam įrašyti ir tęsti, kuriam dabar naują krepšelį, matom dabar juodraštis, dedam kažkokius produktus, pavyzdžiui, indų ploviklis, dedam į krepšelį, pavyzdžiui, galim numerį vesti, dėti į krepšelį, jokio skirtumo, taip kaip įprastą krepšelį naudojam. Žemyn tiesiog rekomenduoju pasirinkti, kad būtų sustabdyti, bent aš taip darau, užsakymas, jei laikinai yra nepasiekamų, neprieinamų produktų. Jeigu užsakymas nėra didelis, noriu panaudoti kuponą, kažkurių produktų nebus ir vis tiek mums užsakymą padarys, nepanaudos dovanų kupono, dar galbūt ir mokestį priskaičiuos pristatymų. Todėl pasirenkam, kad būtų tuo metu nepadarytas užsakymas, sustabdytas, jeigu kažkurio produkto nėra. Nes galiu tą reguliarų užsakymą nusistatyti, nebūtinai, kad tą pačią dieną darysiu, kada dedu produktus, galiu po savaitės, po 2, po mėnesio ir tai paprasčiausiai tuo metu neaišku, ar tas produktas bus ar nebus. Patvirtinam sudėtus produktus,
tvirtinam tvarkaraštį, nu kaip pavyzdys dabar birželio 23 dieną, jeigu aš darau užsakymą 22 dieną, tai tą pačią dieną pasirinkti neis jau, reikia rinktis diena į priekį. Tai jeigu noriu išnaudoti iki mėnesio paskutinės dienos, 25 dieną paskutinė diena, reiškia 24 dieną vakare turiu susidėti užsakymus ir patvirtinti norimą dieną. Galiu rinktis reguliarumą kas mėnesį, kas 2, kas 3, kas 5, kas parenku dabar šiuo metu kasmet. Patvirtinu tvarkaraštį, matau atsiėmimo datą, tai yra mano namų adresas. Jeigu man tai nenoriu, kad būtų pristatyti į namus, labai lengvai galiu pasirinkti atsiėmimo vietą DPD paštomatų tinklą išmeta ir artimiausią galiu pasirinkti, kuris artimiausia yra mano namų šiuo atveju. Man duoda pasirinkimą artimiausią, galiu pasirinkti kažkur kitur. Viskas priklauso nuo to, kur tuo metu būsiu, kur noriu pasirinkti produktus, kaip man patogiau. Dabar kuriam krepšelį, vis dar matom, kad yra juodraštis, dar mes jį nesukūrėm, sudėjom produktus, pasirinkom pristatymo vietą į paštomatą, patvirtinam pristatymo duomenis. Dar prie pristatymo duomenų truputėlį grįžtu. Ten, kur yra kontaktinė informacija, taip pat galiu susivesti savo duomenis, jeigu aš naudosiu ne savo krepšeliu per naujoką darau ar kažkieno kito vardu, savo telefonų numerį, savo elektroninį paštą tam, kad gaučiau informaciją apie pristatytą užsakymą arba planuojamą pristatyti į telefoną, į elektroninį paštą ir panašiai. Atsiskaitimo būdai yra tik tai kreditinė kortelė, grynais ar kitokio būdo nėra. Todėl susivedam kreditinę kortelę, šiuo atveju pas mane suvesta iš karto jau ją ir parenka. Patvirtinam mokėjimo būdus, susipažinam su sąlygom ir patvirtinam užsakymą. Matom, krepšelis dabar yra aktyvus, matom informaciją, pristatymo datą, pristatymo adresą, apmokėjimo būdą. Jeigu kažkuri mums informacija netinka, mes bet kada galim ją redaguoti, galim sustabdyti krepšelį, galim pakeisti datą pristatymo ir panašiai. Kaip sustabdyti, tiesiog paspaudžiam išjungti, taip deaktyvuoti ir dabar krepšelis dega raudonai, išjungta. Viskas šiuo metu deaktyvuotas. Tai irgi viena iš funkcijų, kurią galim naudotis, jeigu nežinau, kada aš norėsiu daryti. Aš dabar susidėjau produktus, galbūt rytoj, gal poryt, gal atlyginimą gausiu tik po savaitės, gal tada norėsiu daryti užsakymus ir panašiai. Kaip tai vyksta, kaip tos nuolaidos prisiskaičiuoja ir kaip tai vyksta natūra, dabar parodysiu dar trumpai. Tarkim, įeinu į savo krepšelį pasikartojantį užsakymą. Peržiūrėti išsamią informaciją ir einam iki apačios, rodyti pateiktus užsakymus. Ir parodysiu keletą užsakymų galimybių nuolaidas. Tai, kad galimybės, nuolaidas. Pavyzdžiui, matom, balandžio 2 dieną buvo padarytas užsakymas, aš pagal produktus matau, kad tai nebuvo sudėti produktai, kuriem taikomos nuolaidos, nes galiu aš į pirmą, antrą užsakymą dėti bet kurius produktus, kuriem ir gali būti taikomos nuolaidos ir nebus. Daugiau dedu taip, kad dedu tuos produktus, kuriem nebus pritaikytos nuolaidos. O pavyzdžiui, trečias užsakymas, dabar šiuo atveju pažiūrim balandžio 7 dienos užsakymą, matom sudėtos gaminius, kuriem jau taikoma nuolaida, nes tai buvo trečias arba šeštas, šiuo atveju šeštas užsakymas ir jiem buvo pritaikyta nuolaida, tai užsakymas nebuvo labai didelis, tačiau nuolaida beveik 30 eurų, 28,75 eurai, plus dar ir kuponas buvo panaudotas, nes daugiau kaip 100 taškų, 100 PV buvo. Ir vien per reguliarius užsakymus matom beveik 30% nuolaida buvo. Galim pažiūrėti į tą krepšelį, nes aš vienu metu naudojusi, darau ne vien tik savo vardu, bet darau ir per naujokus. Kodėl darau naujokų vardu? Tam, kad
būtų galimybė pasinaudoti papildomom dar ir naujoko nuolaidom. Taigi dabar užėjau ant už krepšelio, kurį ką tik sukūrėm ir kuris yra neaktyvus. Užėjom dabar ant to, kuriuo dariau anksčiau. Peržiūrim išsame informaciją. Žiūrim pateiktus užsakymus. Paeinam tą patį balandžio mėnesį ir pažiūrim, kuri čia diena buvo. Balandžio 13 dienos užsakymas, kuriame buvo sudėti gaminiai, kuriem jau buvo taikoma nuolaida, nes tai matom, trečias buvo užsakymas. Nedidelis užsakymas už 50 taškų ir 17,53 €. Nuolaida plus dar kuponų, naujokų kuponas, kaip ir sakiau, dar už 50 taškų 24 € nuolaida kaip naujoko kupono. Kodėl darau per naujokus? Kiekvienas naujai priregistruotas asmuo, darydamas užsakymus nuo antro mėnesio po registracijos, nuo kiekvieno 100 taškų gauna 2 dovanų kuponus po 20 € su mokesčiais, tai yra 24,20 €, reiškia daugiau nei 20, nes kuponai skaičiuojami be mokesčio, o pritaikoma nuolaida jau su mokesčiu. Ir nuo 200 taškų tai bus 4 kuponai, tai 96 € su trupučiu galim pasinaudoti nuolaidą kaip naujoko kuponais pasinaudojant, plus dar per reguliarius užsakymus dar papildomas nuolaidas galim naudotis. Ir aš šiuo metu naudojuosi net keliais naujoko tokiais tinklapiais. Tai yra tam, kad turėti didesnės finansinės paskatas, pasinaudoti didesnėm nuolaidom. Ir dabar dar pažiūrim dar vieno tinklapio irgi pažiūrim balandžio mėnesio rezultatus. Taigi buvo balandžio 3 turiu pasirašęs reguliarus užsakymas. 14,68 € per nuolaidas kaip reguliarus užsakymas, plius matom dar ir dovanų kuponas. Taip pat dar galim pažiūrėti ir dar vieną to paties laikotarpio tą patį mėnesį. Grįžtam užsakymo informaciją, tą patį mėnesį darytą užsakymą, kuris taip pat dar papuolė kaip nuolaidos, su nuolaidomis. Taip, 24 € kaip dovanų kuponas naujoko, plus 17 € nuolaida per reguliarius užsakymus. Ir kadangi tai buvo 6 užsakymas, matom dar ir nemokamą dovanėlę. Smulkmena, bet labai malonu. Ir vien aš pats darydamas asmeniškai tai, ką dabar parodžiau, per savo tinklapį ir naujokų tinklapį, vien iš reguliarių užsakymų sutaupiau daugiau kaip 78 €. Plius imant domėn tai, kad dar ir naujoko vardais, dviejų naujokų vardais dariau užsakymus. Tai vieno naujoko buvo už 100 taškų, per 2 kuponai 48 € ir dar vieno naujoko 96 €. Tai papildomai plus dar 144 € vien darant užsakymus asmeniniam vartojimam, galbūt savo aplinkai, per naujoko krepšelius, per reguliarius užsakymus išnaudojant daugiau kaip 210 € nuolaidų susidaro. Tiksliai net neskaičiavau, bet tai yra fantastiška galimybė, todėl kiekvienas galim naudotis tom visom galimybėm, reguliarių užsakymų galimybėm. Kaip matom, sukurti krepšelį labai paprasta, valdyti jį labai paprasta, labai nesudėtinga. Ir renkamės patys gaminius, renkamės reguliarių užsakymų pristatymo grafiką, patys kontroliuojam ir viskas vyksta labai, labai paprastai, labai vyksta automatiškai ir natūraliai, todėl išnaudokim visas turimas galimybės.